Stalo žaidimo Brailing taisyklės. Sveiki, aš esu Damir. Aš esu Eligijus. Ačiū, kad pasirinkote Brailing. Linkime nepamirštamų įspūdžių. Mes esame du jaunuoliai iš Mažeikių, mokyklos suole sukūrę stalo žaidimą, kurį netrukus sužaisite. Stalo žaidimas Brailing apjungia neregius ir puikiai matančius žmonės. Šios garsinės taisyklės yra pritaikytos neregiams. Reginčiųjų taisyklės rasite aprašyme apačioje po šiuo įrašu. Žaidimo detalės. Pasiruoškite susipažinti su žaidimu. Dabar prieš jūs yra atversta stalo žaidimo dėžutė. Pačiame viršuje yra perlenkta žaidimo lenta su iškeltu tinkleliu ir skaičiais. Palieskite ją, pačiupinėkite ir ištraukite. Lentą atlenkite ir padėkite visiems žaidėjams pasiekiamoje vietoje. Tinkleliu ir skaičiais į viršų. Jeigu reikia, sustabdykite šį įrašą. Keliaujame toliau. Grįžkime prie dėžutės. Dabar prieš jūs du dėžutės skyriai. Viename iš skyrių vienas ant kito guli du maišeliai. Pirmasis baltas, kiek mažesnis. Ištraukite jį. Maišelis užrištas raišteliu. Pasistengkite jį atlaisvinti. Jeigu reikia, sustabdykite šį įrašą. Atlaisvinę maišelį jį praverkite. Jo viduje stačiakampio gretosienio formos kaladėlės, kurių paviršius kvadrato formos, o ant paviršiaus skirtingas iškeltų taškelių kiekis. Pasimkite vieną kaladėlę, atidžiai susipažinkite. Šių kaladėlių yra 5 skirtingi tipai, nuo 1 iki 5. Įsidėmėkite, tai yra taškų skaičiavimo kaladėlės. Iš viso jų yra 85. Jeigu reikia, sustabdykite šį įrašą. Šį maišelį galite padėti prie lentos. Keliaujame toliau. Dabar ištraukite antrąjį maišelį. Jis yra juodas, ilgesnis. Abu maišeliai atsidaro tokiu pačiu būdu. Jeigu reikia, sustabdykite šį įrašą. Šio maišelio viduje rasite dėlionės formos kaladėles. Tai yra raidės. Paimkite vieną kaladėlę ir susipažinkite. Suraskite kaladėlės šoninę sienelę su dideliu iškilimu. Tai yra kaladėlės viršus. Priešingoje pusėje atrasite tokio pat dydžio ir formos įdubimą. Ten yra kaladėlės apačia. Dabar suraskite kaladėlės pusę, ant kurios yra iškilimų. Tai yra raidė. Iš kairės pusės raidė iškelta reginčiųjų raštu. Iš dešinės ta pati raidė brailio raštu. Iš viso maišelyje 114 kaladėlių. 104 iš jų su visomis mūsų abėcėlės raidėmis. Ir 10 tuščių kaladėlių. Grįžkime prie dėžutės. Kitame skyriuje yra akių raiščiai. Jie skirti regintiesiems arba silpnaregiams. Pasirinktinai. Akių raištis tai iššūkis, kurį mes, žaidimo kūrėjai, metame kiekvienam žaidėjui. Jeigu esi regintysis ir nori atrakinti užslėptą pojūtį bei išmokti skaityti ir orientuotis jutimo pagalba, raištis skirtas tau. Štai ir baigiame susipažinti su žaidimo detalėmis. Pereikime prie žaidimo taisyklių. Jeigu reikia, sustabdykite šį įrašą. Žaidimo tikslas – ant lentos dėlioti žodžius iš atsitiktinai gautų raidžių, jungiant juos kryžiažodžio principu. Tačiau svarbiausias tikslas – džiaugtis bendryste, nepaisant regos gebėjimų. Žaidimo pradžia. Žaidimas tinka nuo 2 iki 6 žaidėjų grupiai. Kiekvienas žaidėjas iš pradžių gauna atsitiktines 7 raides. Žaidimą pradeda bet kuris žaidėjas. Eiliškumas pagal laikrodžio rodiklę. Per savo ėjimą galite atlikti šiuos veiksmus. Sudėlioti žodį ant žaidimo lentos. Žodžius galima dėlioti iš kairės į dešinę arba iš viršaus į apačią. Galima dėlioti bet kokios kalbos dalies žodžius. Ir daiktavardžius, ir įvardžius, ir net jaustukus. Šie žodžiai gali būti bet kurios formos. Skirtingi laikai, nuosakos, linksniai, viskas tinka. Pirmąjį žodį rekomenduojame dėlioti lentos viduryje. Kiti žodžiai turi jungti su jau esamais kryžiažodžio principu. Visi žodžiai turi būti sudėliojami iki galo. Tai reiškia, kad žodžio dalies palikti negalima. Visos
šalia esančios raidės turi sudaryti žodžius, o atskiri žodžiai turi būti atskirti visa eilute arba tuščiaja kaladėle, kurią jūs galite gauti kartu su raidėmis. Tai, Eligijau, tuščioji kaladėlė man labai palengvina žaidimą, ar ne? Galiu dėti ją prie bet kokio žodžio ir tada dėlioti bet kokį žodį, nejungiant jo kryžiažodžio principu. Taip, Damirai, visiškai teisingai mąstai. Super. Keliaujame toliau. Per savo ėjimą taip pat galite ir ilginti jau esamus žodžius. Pavyzdžiui, jeigu jau yra sudėliotas žodis katė ir jūs turite raidę S, jūs galite pridėti ją ir išeina žodis katės. Naujas raides galima pridėti tiek iš priekio, tiek iš žodžio pabaigos. Na, o jeigu, Damirai, man visiškai nepatinka mano raidės ir aš nesugalvoju jokio žodžio, ką man tada daryti? Tada, Eligijau, tu turi net 2 pasirinkimus. Gali pasikeisti vieną labiausiai nepatinkančią raidę. Tiesiog atidėk ją į šoną, iš raidžių maišelio ištrauk vieną naują raidę ir tada tą, kuri tau nepatiko, įmesk į maišelį. Geriausia dalis, kad tai padaręs, tu vis dar gali tęsti ėjimą, dėlioti žodžius arba ilginti jau esamus. Na ir antras pasirinkimas. Viskas vyksta panašiai. Visas 7 atsidedi į šoną, pasiimi 7 naujas ir tada senasias įdedi į maišelį. Tik nepamiršk, kad keisti visas raides gali tik savo ėjimo pradžioje. Ir jeigu pakeiti visas, ėjimas pereina kitam žaidėjui. Ir dar labai svarbus dalykas, kad per vieną ėjimą tu gali atlikti net kelis veiksmus. Pavyzdžiui, pasikeisti vieną raidę, tada sudėlioti naują žodį ir dar po to ilginti jau esamą. Po kiekvieno savo ėjimo jūs vėl turite turėti 7 kaladėles. Jeigu išnaudojate 3, paimkite 3 naujas. Taškų rinkimas ir skaičiavimas. Kiekviena raidė yra verta 1 taško. Grįžkime prie mūsų pavyzdžio su kate. Jeigu sudėliojate žodį katė, čia 4 raidės. Vadinasi, gaunate 4 taškus. Tačiau, jeigu kitas žaidėjas prie žodžio katė prideda raidę S, jis gauna 5 taškus, nes naujas žodis katės yra iš 5 raidžių. Po kiekvieno ėjimo žaidėjas turi gauti tiek taškų, kiek surinko to ėjimo metu. Žaidimo pabaiga. Žaidimas baigėsi, kai nebelieka raidžių arba taškų skaičiavimo kortelių. Arba lentoje nebeišeina sudėlioti žodžio. Arba visi žaidėjai vienbalsiai priima sprendimą žaidimą baigti. Patarimai ir papildomos taisyklės. Naudokite žodyną, kad patikrintumėte ginčytinus žodžius. Jeigu tarp žaidėjų yra reginčiųjų, vienas iš jų gali būti pagalbininkas. Pavyzdžiui, jis gali patvirtinti, kad sudėliojami žodžiai yra teisingi, kad taisyklės nėra pažeidžiamos ir kad kiekvienas žaidėjas gauna tiek taškų, kiek ir turi gauti. Nugalėtojas daugiausiai taškų surinkęs žaidėjas. Tačiau tikrieji žaidimo nugalėtojai yra tie, kurie pasimėgavo bendryste, tapo artimesni, labiau pažino vienas kitą ir sugriovė atskirtį tarp neregių ir reginčiųjų. Taip pat norime atskirai pasveikinti ir tuos, kurie pasiryžo iššūkiui atrakink užslėptą pojūtį. Jūs parodėte savo drąsą ir šiandien atrakinote naujo pojūčio potencialą. Brailing – žaidimas, kuris suvienija.